Okay, dear guests, it's a real pleasure for me to be today here to speak with you. I will do my best so you can understand me. If I can't pronounce any of the words or you don't understand, please raise your hand and I'll try to explain a little bit other words. What I'm really willing to show you today or share with you today is the practical experience from State Police of Latvia, where I'm working. At the moment, I'm leading a newly established crime prevention unit. I'd like to show what are we doing in a practice in order to make the community police partnership work. This is really not a very easy task to do. We haven't succeeded, if to be honest, haven't succeeded a lot, but there are certain issues, certain things I think we have managed to get quite good results. Yeah. So today I will show you a few examples of our practice, what we are doing currently, what are the current cooperation initiatives, and also will show you a few, I think 3 of them, what we see at a very perspective cooperation initiatives. I will talk about 4 cooperation or partnership ideas we have developed today. It is, of course, community policing, which we started back in 2007, I think, which emphasizes the cooperation or partnership with the community. I'll talk a little bit about community mobilization activities. This is where actually the police is not playing an active role. That is quite similar to Neighborhood Watch, where the citizens themselves are very active in solving problems. The strange IACD map, it stands for illegal alcohol, cigarettes and drugs. This is the map we developed this year, I think this year, because we made a small survey and found out that a lot of people in Latvia actually are willing to cooperate with police, but they understand this cooperation in a very interesting way. They are willing to report, but not to see the police officers coming and knocking to his doors. So this was the option. How do we thought we can receive valuable information and start actually learning the community members, and actually ourselves to speak and communicate. At this moment, it is in a web, like in a web communication. But we actually really hope that in the quite near future we'll succeed to speak looking into each eyes. And the service quality assessment, this is a topic I will show you a few data, because I have seen the same topic presenting colleagues from Sweden. I think you are doing the same. You are trying to assess the quality police is working. And the reason is one. If you really wish to succeed, you have to know what you are doing and how well you are doing. Otherwise, there's no reason to work. And this is, we actually are trying to run two kind of surveys or assessments. This is a general survey and a crime victim survey, where the victims of crime are assessing how the police treats them, and based on that information or those data, we actually have implemented a lot of police training initiatives. And after that, I will, in quite brief, tell you those perspectives we are looking at in the near future. There is, of course, community policing, which we are going to continue implementing in the whole country. Also, we are quite interested in what you are doing in a Neighborhood Watch program. We haven't even tried to implement it, so
you as a neighboring country would be quite a good example for us. And I will briefly describe you one idea we started to develop this year. That is also one way to start partnership with the community, although it's also on a web version, mobile application. Okay. So really back in 2007, we started to develop a community policing program. We took one police district in Latvia, quite small one, ran a few trainings, got a lot of resources, and made a few surveys. The idea behind that was to show police officers how we can do our tasks, or our job, everyday job, in a different way. What we did is actually we made two kinds of surveys, if I could say so, a professional one and unprofessional one. The professional one was done by researchers who asked the citizens to name the unsafe places in the city they have. Then professional one was done the same, but just by police officers who were walking around the area of responsibility and were talking with the citizens what kind of problems, what kind of unsafety issues do they have. Based on that, we made a special program, and what was the reason, our idea behind that? We actually two perspectives. From our point of view, we were willing to study problem-oriented policing. This is the idea why we actually did that. From a citizen perspective, it was a very good PR and activity for a police, because they really saw that police is very active and doing the things for their well. What we did, what are those, if I could say, positive examples? This is a small city in Latvia. There was a shop. A lot of people coming from and going to a job or other activities, they were doing it with their bicycles. And we really had a huge reported bicycle thefts from nearby that shop. What we did is actually the police officer went to a city council. The city council was a very good friend of the owner of the shop. They made a really very small, I would say, meeting, and after 2 or 3 weeks, the area around the shop was built or renovated, so they have even a special places where to park your bicycle and to stick it so you cannot steal it. This is actually, for police, that was a zero cost project. Of course, for a shop owner it cost a little bit, but anyway, the result was that bicycle thefts reduced dramatically, at least in that city. The second positive example is the pedestrian tunnel in the same city. This was one of the places the local citizens named the most scariest or unsafe city in the place. It has nothing to do with crime statistics at all. Never ever in that place a crime has been committed. But no one was willing to go there. Although this is a really strategic tunnel, because this is the only way to get from one sleeping region or house region to other one. Otherwise, you have to go across quite a big distance. What we did is we didn't solve the problem by ourselves. The police officer who is responsible for that area, he actually found a group of activists from that region who took the responsibility to talk with the city council. And the city council actually found the possibility to invest and renovate the tunnel, put on the street lighting,
And the repeated survey showed that the safety feeling of the citizens who are living there increased from 45 up to 75, just from investing a small amount of resources renovating the exact place. The second thing we did is we first, actually in Latvia, we tried to develop a policing plan based on local community needs. Before that, we were used we thought actually that we are the community experts, we are safety experts, and we know what's happening. The problem was that there's a lot of things happening outside our view. And of course, our priorities, what we thought are important for people, were totally different when we tried to ask them, what is important for you, from us, from police? They were totally different. So based on that, we developed a special local policing plan. We made a few brainstorming or meeting activities together with local community members and identified 5 major topics we should address together. And as you can see, not all of them are direct or the main responsibility of police. What we did, are you translating? What we did is we took responsibility of coordinator to solve all those 5 problems. We went to a city council to talk about street lighting, about the dogs, about the youngsters, where they can spend their time. Of course, we increased patrols. So we were visiting the public places where the youngsters are, where they are using an alcohol. So after, it was quite surprised for us that after even, I think it was one year, after 1 year, a little, or maybe a little bit more, the results, what we managed to achieve together with city council and the activists from community was quite impressive. We all, except traffic safety, we were not able to increase that one, but all the other topics were solved, at least a little bit. So that was sounds quite strange, but that was the first approach or first try for police to speak with the city council and community members like equals. We were used to talk with all of them, looking from top to down, because we are the experts. We know what we are doing. What we should do. That was not an easy task, because it was quite hard, really very hard to be on an equal positions. And of course, this is what every police is doing around the world. It's nothing new. We held regular meetings with the community members to identify problems. What was the new thing we implemented is that the police officers, they were really very active, walking around the community and talking about not only gathering information about some possible illegal activities or rumors, but also giving the valuable prevention information to the community members. For example, this one lady. This is what do we understand by community mobilization activities. This is
something police has nothing to do. In 2005, the group of activists in the city I'm from made or developed a special NGO. They called themselves Parent Patrol. What they did, they are patrolling outside the city in the dark time and the night time. They're visiting the places the youngsters could be. And the idea behind all their activities is to prevent crime being committed against the youngsters and trying to prevent the crime which is being committed by the youngsters. They are parents themselves, and they are very active in trying to cooperate with the police and the city council, which is the main cooperation partner in searching for all kinds of solutions. They don't have any special powers. They are just a group of activists who are walking outside around the city and talking with the kids, going inside the bars. I don't know the name in English, but where you like in a casino, where a lot of youngsters were trying to get in. This group have really enlarged it from, it's 8 years already when the first group were established. Now most of the biggest cities in Latvia have a special group where those parents patrol outside the city. Sometimes, not all the time, but sometimes police officers who are directly working with youngsters, they are also participating in those patrols. I haven't heard that the crime rates have dropped. I haven't heard that it has increased the feeling of safety of the inhabitants of the city. But what has really happened is the youngsters from the streets have been taken to special places where they actively work together, like in a how do we call in English? Well, yeah, special activities for the youngsters. So as a police, we really do support that kind of activity, although it's as you said, it's more or less social prevention, and it's very good, but it's very it's very good for educating the youngsters, but it haven't reduced anything in a crime. But that's what we are actually going to continue. Before coming to this conference, I really thought whether I should show you this map or not, because it's really not a way of partnership. Although a lot of my colleagues argued that, well, receiving of information is the same partnership as just resolving problems together. I don't really think so, but although I will show you this idea, we started to develop it back in 2012, and the reason behind was that a lot of people were willing to report to the police. They were scared, or they were not willing to call, and they were not willing to come to a police station. The reasons behind that is a lot, probably also some historical reasons. So we implemented a special map, developed a special map, where you as a citizen, you just click on a police web page, open a reporting file, you enter address where you can indicate to us
where illegal alcohol, drug, and cigarettes are being sold. This is just a one-way communication. You don't receive back anything. You just provide others to a local police station so they can check. What is good in this map is actually, of course, most of those places where illegal activities are being committed, we know. But there are some valuable information that are very valuable during investigation. For example, we know the address, but we don't know where the cigarettes are hid. A lot of people have seen a lot of things, so they are typing it. There were a dark car, plate number, blah blah blah, and he's hiding his cigarettes there. So this is really very useful information for police to being effective in investigation. So how it works? It is really very simple system, nothing very complicated. You just fill in the address. The information is being sent directly to the police station which is responsible for that area. And the officer is being assigned to check whether this information is true or not. After that, as this information is registered, the officer should prepare a report about the results of his check. And of course there are just two options, whether information is approved or not. And afterwards, if the information is approved, of course we have to initiate a case. And if the information is not approved, we put it, I don't know how it's in Lithuanian system, but we put it in like a risk information. It's available for police officers, so if there in some day will be a case, you will attach all the risk information. You will have a lot of valuable data. Service quality assessment, the best topic. I really like it. You can't see, but it's written crime victim survey down there. We did both of them, the police encounter survey and the crime victim survey. Both of them are actually the first time in Latvia we were trying to, the police itself were trying to get in touch with the people, with community members, and asking them to rate how do you think, how do we perform? As you can see, for police encounter we surveyed almost 600 respondents, and for the crime victim survey quite almost the same. I'm not sure if you are doing the same in Lithuania. So you don't know. I'll show you what were the results. They were really poor, so I should be shy, but I'll show you them anyway. 2 years ago, when we did our service quality assessment, we asked the people who actually were coming to police asking for assistance or whatever issue they had to rate. What are you satisfied, and if yes, not how you are satisfied with a specific how were you satisfied with the police in a specific issue you were contacting us. So the results were as following. We were asking the citizens to rate whether it was easy to get in touch with the police, because you need the police when you need it. You don't have time to wait. It was rated 55, I think, percentage. 55% of people were satisfied. The reason why they were not satisfied is the calling system to police. I think you have the same. You have 112, so it's for all the emergency services. I'm not sure if you have the direct phone for a police. We have, because of this. A lot of people
who were calling to police, asking for an emergency case, asking for assistance. The firefighter took the phone, listened to them. Oh, so you need a police. I will transfer you to the police. So you have to repeat all your story all over again. And in some cases, you don't have those minutes to repeat it. So that was the reason why we actually established our direct phone line 110. I know it's not the way the Europe are going. They are developing 112. But we did it for a reason to be much easier to be contacted. The first contact. This is when the police officers arrive onto a scene. How do you work? Really terrible. 26 or 5% of respondents were satisfied. And there were logical reasons why this is so. Based on, I won't go in more details. If you wish, I could tell you a little bit later. But based on this data, actually, last year we developed a special training program for responding police officers, because they are those ones who are responding and responsible for the first quality of the first contact. Feedback. Feedback means when the investigation is started, what happens next? 1, 2, 3, 4 years is passing, no one even gets in touch with you. I think that could be the same issue here in Lithuania. I'm not sure how would you rate it, but that would be quite the same issue. Result. This is how people assess whether police achieve any result. And what is quite interesting is with this one. Satisfaction with communication. What is interesting is that if you do a good communication, if you have a good communication skills, you can increase their dissatisfaction with the results. And as our percentage of those cases we can solve is quite low, to be honest, then the communication is the thing that comes in. I think that was, you can increase satisfaction with the police job from 25 up to 45, at least by 20%, with those unsolved cases, if you have a very good communication. That's it. You don't have to, well, you have to solve the case, but you can increase the victim satisfaction just by being very good in communication. Although I know it sounds very strange, but that's true. And the second one is crime victim survey. This is the brand new. We finished it just this year. What we did is, in Latvia we have around 260,000 reported files to the police per year. All kind of files. What we did is we took those one that is related to crime and prepared a special questionnaire to a police for those victims, which were sent to them by the post, asking to fill them. What we did receive is that 56% of crime victims, they are not satisfied with the first contact with the police and the police itself. The reasons why are very easy to understand. A lot of things actually influence how do you rate police and why do you rate it, good or bad. Is how fast did we arrive to a scene? Who were the initiator of the contact?
whether police approach you or you approaching police. Of course, your previous experience. But what is very important we have found out is those safety, support, and information. And this is the the ABC for a patrolling responding officer who arrives on a scene and meets the victim the first time. You have to provide a lot of things to the victim, but those are three main he's actually waiting from you. You have to provide safety, support, and information. By support we mean that you should not only assist, but actually you should, as a police officer, you have to interrogate the victim in a proper way. And those percentage down there is the satisfaction of the victims with the police service. They were asked whether the police provided safety to you. In 41% they said yes. Why I made it in a red color is because I think this is one of the main police objectives, safety. And if the main target group of crime victims are dissatisfied with our service in the main topic, then I think it's a little bit bad. This is what we are going to continue next year, and I hope so in the future as well. We made this assessment by each type of events or criminal events. For example, this is just a real example: robbery, theft, and theft. So you can see, in case of robbery, we are able to provide the safety feeling in 51%. When it goes to a theft, 37. If it goes to threat, 32. Are you doing the same in Lithuania or not? Yes. Yes. The good numbers. The good numbers is support. So those crime victims felt the police arriving to scene or police officer getting in touch with them were willing and actually did provide any kind of support. This is the only good number we have received. All the other numbers are really very bad. And information. What it means? It means that only in half of the cases we do provide any information to crime victims. What does it mean in practice? It means we arrive, we see them, okay, I fill in the papers and go back to my office. I'm not even talking with the victim or telling what is going to happen next. And I hope you have never been a victim of the crime, but if you are, the important thing you are willing to know is what's going to happen next. Because you have a million of thoughts in your head, and the police officer is the one who should answer to those needs. I especially made this slide, although we don't have a neighborhood watch in Latvia. What we did last year, I think it was last year, we made a survey across all the country, across Latvia, and what we asked the citizens is, it's in Latvian, how are you willing to support the community safety? What would you do if we asked you to help us? And most of the people said they are ready to watch over the neighbor's property. 63%. So this is the number we are going to remember and use. Our chief of police,
would be National Commissioner for Youth, said that this is the way actually we should work and go forward. I was glad to hear from a colleague from Sweden also about the prevention perspectives. All the initiatives so far in Latvia, at least they were concentrating on this social prevention. And at least now we have understand that this is the way we, of course, should continue, but we really should also stress the situational crime prevention. So that was really very interesting to hear from you that you have checked that this is a very promising approach. And the last one. This is more or less the PR for police, but there will be one very good possibility application. At the moment, we are working together with the IT company to make this police application for your mobile phones. So there will be a lot of information about the safety, traffic issues, whatever you can imagine. There will be also one option we are going to test. I'm not sure if it will ever work, but if it will be a good for a police. And this option is that a lot of people are making the screenshot, the movies, what they are seeing happening outside on the street. And then they upload it somewhere over the internet. What we are trying to do now is to make this application be a witness for a police. You can make a photo, you can make a video, what you have seen, it will directly take the GPS data, and you can send the information to police. What is the benefit for a police is that if you are a witness for a crime, for example, a traffic accident, you can take the screen, send it to police, and the police officer will have a list of all the witnesses. So when you will receive the case, you will have an option to check which actually witnesses do you need, or maybe you need all of them. So I'm not sure if it will ever work, but this is a so-called brand new idea we are now trying to implement. This is the same. So I was trying to be very brief to finish at 12 o'clock. If you have any contacts, questions, please, there are my contacts. Get in touch with me. Yeah. Is there any chance to make this application work in Lithuania? I don't think it's a problem. It's been interesting to have some sort of network or much wider area for. I think it's more or less IT issue. I don't know how it's working. We need to contact with you about this application. Yeah, we are at the moment. Actually, we are just we'll have a meeting with the IT company in 2 weeks, but it will take anyway a few months to develop it. So if you are interested, we can. It's still in the process. So plan as well, exactly same stuff. Yeah. I also have one question. How you will manage to make something with this information? Are you planning to have special department who will work with this information? If each You mean for application, mobile application? Yeah. If you will receive, for example, 100 per day. It's not a problem at all. There's usually someone who is responsible for everything. This is the same as. Where is the map? Oh, here it is. This is actually the application. I think will work quite the same as this map. This is a one-way communication. You don't have to respond to that citizen who sent you information. So it's already quite an easy. You don't have to respond. You can collect the information as much as you want. Only thing that will could make your job quite hard is you have to filter which information is important and which is not. So, but it's more or less
tactical IT issue. It's not for police officer to think a lot. Могу по-русски задать Да. вопрос. Вот вы тут как говорили, что когда люди обращаются с полицейскими, потом в самоуправление, решаются там некоторые проблемы. А в чем проблема? То, что сами люди или не попадают в самоуправление, или там игнорируют их как бы, потребности. Потому что вот выходит, что нужна какая-то такая третья сторона, сила, даже не знаю, как сказать. Все-таки там тоже политики, они встречаются с людьми, там какие-то обещания, решают проблемы. Вот почему нужна вот такая как бы третья сила, где уже люди с полицейскими или с камерой должны все это делать? Почему не действуют напрямую все-таки политики, не для людей, не чтобы сидеть в кабинетах? На каком мне отвечать языке? А может на английском? На английском? Окей. Let's repeat the question. Yeah, in English, please. And Yeah. short question. Okay. Why it is needed police like some institution between community and municipalities? Why? Yeah, And Yeah. how it works like yeah. The reason, I can try to guess the reason actually, but I think the main reason is that the city council, the same as the police, they are not used to work with the people directly. I think what was needed is like they needed to have some kind of business card that we have been in police and police told us, please solve this issue, like we are working together. I don't know the reason why the city council have not before that listened to community members about their safety issues. Maybe because they also believe that this is the business of the police, not the community. That could be the reason actually. Do you have any lobbying organization? Lobby. Lobby safe neighborhood programs with some political group with main agenda to lobby safe neighborhood programs? We have, I could say we have a lobby NGOs, but all of them, two of them actually, are working on the political level. They are too strategic and no practical. So this practical field it's totally empty. So the police is trying to fill it, but this is, as we talked already today, this is not the thing we can done by ourselves. There are other partners that are responsible for it. But yeah, they're really working with politicons, and it's too high. It's nothing in the ground. So if you don't have any information, question, I can finish. Sorry that I have a question a little bit late, but I have a question for colleague Peterson. What particular moves should be done to reach the local level when everything is so centralized? What particular moves? Do you mean in my country or in your country? In your country. In my country. Suggestion for our Yeah. In my country. Yeah, very good question. It's a very intelligent question. There is only one answer to that question, is that the majors, the heads of the towns or the municipalities, start to understand that they are responsible to protect the people that live in their communities or their towns. how to make them. The problem is that they were responsible, they understood this before 1965. Because before 1965, they had that responsibility. But when you took it away from them in 1965 and said, we will make a national police, then they said, thank you. Then I don't need to have any responsibility. I don't have to pay and take taxes and pay that police organization
that is very, very expensive in many ways. So they were thankful for that. But that was a mistake, as it is. They must understand that they are responsible for all the people. I think that was the last question here. We have divided responsibility for the people. In a country like Sweden, that is very highly ranked on when it comes to to take care, social caretaking of the people. It's top priority in the world, in Sweden. But we should also understand that that includes people that are victims of crime. And the opposite side of that is that also the community, the municipalities, the towns, must take responsibility for people not being victims of crime. But we haven't understood that. We said that is something for the police to do. So you can say there is a lack. Your question is very intelligent, very smart, because when you go to America, that have had much worse problems than we ever had when it comes to criminality. They have a combination of local law enforcement authorities, regional, national, like the FBI, like the DEA, the Drug Enforcement Agency, like that. They have a lot of them. But they have always one at the local level. And who is in charge of that local, of the law enforcement authority at the local level? Who is in charge of that in America? The mayor. So when it comes to elections in America, I met the 40 biggest towns, mayors of the 40 biggest towns in America. I met them and I asked them exactly this question. They said, in our country, they said, when I go to the elections, when I do my campaigning to be the new mayor for the next period, the people in my country, they just ask me two things that I must have an answer on. And what is that? How and when? They just have two important questions. Is this town safe? How about public safety in this town? And if I'm the mayor, can say, I don't give a shit for this. Or I say, I don't care. It's somebody else's answer. In Washington, President Obama is responsible. Will they vote on me? Never. The second question that the mayors have to answer to the people in America, what is that? They ask, how is the standard of the schools in my town? Because these are the two most important questions for people. Are the streets safe where I live? And does my children, do they have good schools? And if the mayor say, no, we have bad schools here, I will work for bad schools. Do you think somebody will vote on me? No. And these are also the two important questions that they will test you for the former period. Is it safe community here in Vilnius or this part of Vilnius? And how are the schools? And I can't lie for them. So that is maybe the best answer I often use for this, to understand. When the local level, the mayors that are responsible, if they also are responsible when it comes to safe communities, then of course this will be important for you. This is about, as you know, when we study economy, is incitament, what you call it in English, not incitament. What is when you measure on the right thing to have a company to do the right things. Not incitament. What is it in English? That you understand how to measure success. That is what this is. And the success for a mayor to have a chance to be mayor the next election period is to have nice and safe communities and good schools. Yeah, but you are talking about a major feeling for responsible for community safety, and how it must be done by rule of law, or just himself. He should feel. No, he should use all the authorities and all the authority he or she has
And he should use all the department that he or she has in the community, in the town, to work with crime situation, crime prevention, to try to stop the criminality to grow. And then it's up to the police to take their part. And it's up to the police to he or she that is responsible on the local level is the one that should say to you as the police chief, this is what you have to do in my town. Do you think how it is functioning in my country? Or down in the Balkans? Or in China? Do you think the mayor can tell the police chief what I should do? What will happen in your country? The police says you can go to hell. Yeah. That's the problem. The problem is that you have to take it the other way around. He is responsible for all of the people living here in Vilnius. And I have my responsibility for a part of it, to do the policing. And of course he can say to me, to the police chief, I'm not happy what you are doing. I want you to help me to make even more safer areas around in Vilnius. And we should do it together. And then I say as the police chief, okay, I can hear what you say, but I can say, I can do this and can do that, I can do this better, of course. But you have to take your part. You have to do your homework. That is how I say we will run this part. And that's why we are here, because we need to find that way to communicate between the municipalities, people who needs that, and police. That is what Okay, now we will have our guest Šarūnas Grigaliūnas, an IT expert, how I said, and he will talk about cyber safety. Our guest, because nobody said me that I should prepare in English. I prepare my presentation in Lithuanian, but now I should switch to Lithuanian to better explain what does it mean cyber shield, what does it mean cyber defense on our form. Tai aš dabar persijungiu lietuvių kalbą tam, kad jūs geriau suprastumėte, ką iš tikrųjų norėjau papasakoti, ir labai gerai, kad prieš tai kalbėję žmonės pabandė atskleisti, kad yra strategijos jau senai sugalvotos, labai senai sugalvotos, saugumo strategijos, kaiminystės, ir svečias iš Latvijos pabaigai labai įdomiai pasuko kryptį, kad vis dėlto be IT, tai yra be informacinių technologijų dalies, vis sunkiau ir sunkiau apsieiti. Sunkiau vien dėl to, kad žmogiškų resursų mums tikrai neužteks apsaugoti mūsų visus. Ir nieko neradau geresnio paveiksliuko iš tikrųjų, bet šitas paveiksliukas, jisai mane taip įkvėpė, kad jeigu įsižiūrėti tiksliai šitą paveiksliuką, tai galima matyti labai daug skirtingų pjūvių. Pirmas pjūvis, kurį jūs galite matyti, tai yra tiesiog granata, tai yra sprogimas. Ja. Kitas pjūvis, kurį jūs turėtumėt matyti, tai yra tai, kas daro jūs nesaugius kibernetinėje erdvėje, elektroninėje erdvėje. Tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ką aš čia pasakiau? Slaptažodį? Kieno? Bent jau vieno iš esančių tikrai garantuotai. Kaip nebūtų keista, mes darėme vieno lietuviško socialinio tinklo, labai žymaus socialinio tinklo patikrą, ir 54% iš visų slaptažodžių yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mes labai sudėtingas. Iš tikrųjų mes nevarginame savęs atsiminti slaptažodžio. Mes stengiamės daryti kokį paprastesnį, nes niekam nepasakysiu naujienos, kad kiekvienas save pateisina tokiu sakiniu, kad aš neturiu ko slėpti.
aš neturiu ko slėpti, tai, koks skirtumas, jeigu kažkas pamatys mano slaptažodį. Bet kaip jūs blogai jaučiatės, kada elektroninė erdvėje už jūs rašo žinutes? Kaip jūs blogai jaučiatės, jeigu jūs chatinat su kažko ir pasirodo, kad tai ne graži mergina, o gražus vyras? Tai yra tiesa ir tai yra tikra ta bomba, va ta granata, kurią mes matome. Tai iš principo, jeigu pažiūrėsite, tai čia yra viršuje slaptažodis, yra antras variantas, kurį labai visi mėgsta, irgi lengvas klavišų kombinacijos, tai yra QWERTY, pavyzdžiui, kad būtų ant klaviatūros paprasta atsiminti. Tai yra tas paprastumas, kuris mus jau nebesaugo. Ir ta kibernetinė erdvė iš mūsų čiulpia visą informaciją tam, kad jumis pasinaudoti. Kiekvienas iš mūsų žino greitasis kreditas, SMS kreditai. Yra toksai nebūdas. Ir jau dabar visiems įkalė mum į galvą, kad jeigu mes prarasim informaciją, ten mums paskambis kas nors iš policijos, taip, mes padiktuosim savo kažkokius tai duomenis, tai tada už mus paims kreditą, galbūt paskolą, galbūt dar kažką suformins ir taip toliau. Jau mums tai kala į galvą. Sekantis žingsnis, kurį mums pradės kalti į galvą, kas girdėjo žodį bitcoins? Tai tokie keisti elektroniniai mistiniai pinigai, kur gali sėdėti prie savo kompiuterio, susigeneruoti pinigų, jie pabrango dėl kažkokių tai priežasčių, nes atsirado tinklas. Dabar visiems nebeįdomu atimti tiesiog iš jūsų duomenis. Koks skirtumas, kad sužinos, kad kažkas tai turės susirašęs mano asmens kodą. Bet geriau to kodu paimti papildomus 1000 litų kreditą. Ir tai, kas pasidaro nesaugu, jau yra virtuali erdvė. Yra daug būdų ir aš čia keletą išvardinau, kokie yra planai. Kolegos jau patvirtino, kad taip jau yra strategijos sugalvotos, eina prie elektroninio įkalčių žymėjimo. Aš manau, leisiu savo kaip ekspertui pasakyti, kad jie susidurs su labai elementaria priežastimi arba tiesiog natūralių žmogiškumų, kad tas nuotraukas, kurias jie dės kaip įkalčius, tas nuotraukas dar turės vėliau ar anksčiau patvirtinti žmogus. O mes visi žinome, kaip yra sudėtinga žmogų ištraukti iš tos erdvės ir sakyti, o tai tu šitą nuotrauką padarėjai, nes tu įkėlei kaip įkaltį. Ir tam tikroje vietoje žmogus, automatiškai sakys ne. Antras taškas, kur atsidurs, tai reiškia, jeigu ir žmogus pasakys, kad taip, tada dar reikės rodyti, kad ta nuotrauka yra padaryta tikrai su jo aparatu. Kad ta nuotrauka yra iš tikrųjų padaryta toje vietoje. Kad ta nuotrauka yra nesuklastota Photoshopu. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Štai dėl tos priežasties visai nesenai šito puikaus universiteto rėmuose gimė kibernetinio klubo idėja. Ta idėja, tai yra klubas pats gimė, o idėja gimė daug anksčiau. Mes sakome, kad o kas jeigu mums visiems, nesinaudojant visais šitais metodikom ir taip toliau, apjungti mus visus į vieną bendrą kibernetinį skydą. Skamba kiek keistokai, aš pabandžiau vizualiai tai atvaizduoti. Kiekvienas iš mūsų turi kažkokį tai įrenginį. Galiu garantuoti, kad pas kiekvieną iš mūsų kišenės yra bent po vieną telefoną, pas kai ką po 2. Faktas. Tai yra priemonė, tai yra elektroninė priemonė, kuri gali būti naudojama ne vien tik tai įkalčiams fiksuoti, ne vien tik pasikalbėti, bet turbūt ir Facebook'e pačiatinti, parašyti kažkam laiką, taip. Tai yra priemonė, kuri yra dalinai kompiuteris. Ir tai yra resursas. Ir kas jeigu visus šitos resursus sujungti į vieną bendrą kibernetinį skydą? Mes visi skaitėme, kad atakavo Delfi, po to atakavo Teo, nieks neskaitėme, bet atakavo
vieną žemesnį banką, kuris prarado sąskaitas. Tai šitoje vietoje mes kaip valstybė arba kaip valstybės sudedamoji dalis negalim prisidėti savo gerais norais arba gerais kėslais. Yra, mes jau suprantam, kad ateina pas mus tą registravimo kažkokią, tai galima ten paskambinti anoniminiu telefonu, paskambinus pranešti, kad ten kažkoks vyksta nusikaltimas ir taip toliau. Bet nėra tokio būdo, kad, tiesiog intuityviai. Jeigu aš turiu, reiškia, aš esu dalis. Jeigu aš turiu mobilų telefoną, aš esu dalis. Jeigu aš turiu planšetinį telefoną, aš esu dalis. Jeigu mano namie kompiuteris stovi, ir kas, kad aš sumokėsiu ten už elektrą, kad tai ten pusę dienos pabruks. Aš irgi esu to tinklo dalis. Tai yra deleguoti savo resursą tam tikrų atveju, pavyzdžiui, kibernetinės atakos atveju, taip, deleguoti tą resursą geram tikslui, tai yra gynybai. Kitaip tariant, iš mūsų visų turimų šiuo atveju resursų, arba telefonų, arba planšetinių kompiuterių, arba namie esančių kompiuterių, padaryti vieną bendrą gynybos tinklą. Natūraliai kyla klausimas, o ko man reikia, kad aš galėčiau būti tokio tinklo dalimis, jeigu aš manau, kad aš norėčiau prisidėti prie tokio tinklo. Būti savanoriu. Tai yra savanoriška veikla. Ką aš iš to gaunu? Aš kaip savanoris. Aš iš to gaunu žinias. Niekam nepaslaptis, kad kuo mes esame mažiau įsilavinę informacinių technologijų srityje, tuo lengviau mūsų vienaip ar kitaip paveikti. Kuo mes esame mažiau įsilavinę psichologijos srityje, tuo mums lengviau telefonu paskambinus ir išaiškinti, kad mums skambina FNTT darbuotojas ir dabar iš mūsų banko reikia būtinai pervesti pinigus. Tai yra, mūsų nepatirtis daro klaidas. Ir taip yra visose srityse. Jeigu jūsų tėvai yra mažiau patyrę, jie nesinaudoja elektroninę bankininkystę, nors jūs kiekvienas turbūt jau žinote, kad tai yra ženkliai paprasčiau, netgi pigiau, negu mokėti grinais. Bet, patirtis. Tai mes ir sakom, būkit savanoriai, apsimokite, supraskite, kaip yra vykdomos atakos, supraskite tos metodus. Bendraja prasme, jums nereikia būti IT specialistais. Už tai daro tikri specialistai už jūs. Bet jūs bendraja prasme suvoksite, kaip veikia jūsų kompiuteris. Kada jūsų kompiuteris yra iš principo apkrėstas. Nes garantuoju, kad ne vienas esate pasakęs daug prancūziškų žodžių rusų kalba, kada kompiuteris pradeda veikti labai lėtai. Jūs turite tokį asmeniškumą jam. Perteikinėt tą kalbą tokią. Kaip išaiškinat, kur jisai turi eiti arba ką jisai turi daryti geriau. Bet taip yra. Tačiau jums nekyla klausimas, galbūt dėl to kaltas yra tiesiog ne kompiuteris, o jisai gal šiuo momentu dirba tam tikrą darbą, kuris yra šalia jūsų darbų, tai yra jūsų, tarkime, rašymas bakalaurinio arba referato, jisai galbūt dar papildomai siunčia kažkokią tai informaciją, jums nežinant. Jeigu jūs turėtumėte tam tikrą išsilavinimą, tai yra visiškai nedidelį bendrą supratimą. Kaip, pavyzdžiui, kiekvienas žino, kad į mašiną reikia padangas pripūsti oro ir patikrinti tepalą. Tiek tai bent žinote, ne? Daugiau praktiškai ir nereikia, nes toliau daro specialistai. Taip, gal dar kas labiau išsilavinęs dar žino, kad reikia pažiūrėti skysčius, ja? Kažkokius tai tenai, gal baigėsi stabdžiai, pavyzdžiui, stabdžius skystis, ne, daugiau nestabdysim. Tai tai tokias elementarias žinias aš ir noriu pasakyti, kad galima ir į IT pasaulį suvesti. Tai reiškia, nereikia būti kažkokiu genijum arba specialistu arba ten įsilavinus. Šiandien dienai mes jau pradėjome veiklą ir pradėjome tą švietimą arba tą, pavadinčiau gal kasimą, kad aiškinti, kad tai reikalinga. Ir tai mes pradėjome kaip klasteris, kaip riomeris, pradėjome mokyti ir dar jaunesnius, tai yra gimnazistus, kad jie jau pradėtų suvokti, nes jiem tikrai reikės po 10 metų gyventi virtualioje erdvėje
intensyviau negu mums dabar. Aš tikrai garantuoju, kad po 5 metų elektroninis nusikaltimas bus toksai pat arba gal net didesnis elektroninėje erdvėje, arba pasinaudoti elektroninėmis priemonėmis, negu dabar yra, tiesiog gauti nosį gatvėje. Jo, taip yra, bet, ir mes einam vis tiek į tą kibernetinę erdvę. Tai todėl turi būti palaipsniui arba nuosekliai viskas turėtų augti. Ir turėtų augti tokioje vietoje, kad yra jaunas žmogus pradeda mokytis, jis ateina iki universiteto, pradeda mokytis. Jeigu jisai perėjo į verslą, kas verslas prisidėjo prie mūsų, jis irgi turi mokytis ir suprasti, kad tam tikras lygis informacijos yra labai stipriai pažeidžiamas ir pažeidžia tik tai jūs asmeniškai. Jeigu, kaip aš sakau, išnešė šiandien dienai kažkokias tai jūsų nuotraukas iš baliaus, kaip jūs buvote dalinai apsirengęs, tai pažeis tik tai jūs, bet jeigu išnešė ten, tarkime, įmonės kažkokius tai slaptažodžius, kodus, generatoriaus, banko sąskaitų, klientų, tai pažeis visą kompaniją. Tai labai natūralus augimo procesas. Kur šita vieta yra? Kaip jau minėjau, jinai prasidėjo šičia, jeigu paserčinsit, pagooglinsit arba tiesiog pasižiūrėsite, kas vyksta Riomerio puslapyje, jūs tai rasite. Jeigu tai nerasite, naudokite du pagrindinius žodžius, tai yra skaitmeninis legionas, kibernetinis saugumas, irgi rasite. Tai yra nesudėtinga rasti tą vietą, jeigu tik tai yra noras prisidėti prie jos. Jeigu yra noras truputėlį gauti žinių, o už tas žinias deleguoti savo įrenginį. Įrenginį jūs neatiduodate, jūs tiesiog susikaupus tam tikrai situacijai, tą įrenginį deleguosite konkrečiai užduočiai. Pavyzdžiui, atremti kibernetinę ataką. Ir tai nereiškia, kad atreminėsit jūs vienas. Tikrai jūs ne vienas, tai yra skydas. Ir tai nėra skydas, tai nėra Lietuva. Aš čia truputėlį pabandžiau pavaizduoti. Skydas yra tik tai mažytė Lietuva, tai yra tik tai puzlės dalis. Jeigu tokį patį skydą mes padarytume Latvijai, jeigu tokį patį skydą mes padarytume Švedijai, tai turėtume galimybę dar neatėjus atakai iki mūsų, pavyzdžiui, tarkim, nuo Azijos ateitų ataka per Rusiją, per Švedijos kanalą į Lietuvą, taip? Nes, Skandinavai ir Lietuva turi labai gerą sąsąją. Tai kodėl tą ataką anksčiau nesukapoti gabalais ir kad neatsitiktų tokia situacija, kaip atsitiko su Delfi. Gal su Delfi atsitiko kažkaip kitaip, bet taip, kaip mes perskaitėm, kad atsitiko su Delfi, taip? Tai yra, kad nebūtume mes tokie pažeidžiami. Lygiai taip pat, jeigu kaimynai Latvijai sakys, kad, sorry, bet, iš jūsų ten yra baisiai apkrėsti kompiuteriai ir eina ataka. Mes šito galim net nežinoti. Tai yra, mūsų kompiuteris bus jungtas, jis jau dirbs kaip botnetas kažkam tai. Ir jį naudos kaip resursą daryti atakai. Mes šito galim nežinoti. Ir labai natūraliai, mes ir atsakomybės dėl to negalim prisimti. Bet jeigu tai padaryti centralizuotai, tai yra skydo principu, kodėlgi ne? Ta resursą mes atkirtom, kaimynai turi oro įsikvėpti. Tada jau seka visi procesiniai veiksmai. Analizė, galbūt kaltų paieška, galbūt nusikaltimo pėdsakų, bet visa tai elektroninė erdvė. Ir kaip aš tai įsivaizduoju? Kiekvienas žiūrėdamas čia iškart turėtų pajausti tokią asociaciją. Matrica? Tai reiškia, aš teisingai norėjau jums papasakoti. Tai nėra matrica. Tai yra būdas, kaip jums visiems prisidėti prie saugios. Jeigu jūs saugus, kaimynas jūsų saugus. Jeigu jūs pridėjot savo įrenginį saugoti savo kaimynų, tai jūs darote tą savanorišką darbą. Jeigu jūs delegavot savo resursą galbūt ginti Lietuvą nuo kibernetinės atakos, tai aš manau, kad
ne tik jūs esat savanoris, bet jūs tiesiog esat garbingas žmogus. Tai yra ne vien yra, šitos skydo principas yra ne vien tik tai ta savanorystė, kad deleguokime mes savo įrenginį, pajungkime mes tą internetą ir ten kažką turėkime. Tai yra toksai pilietiškumas. Tai yra toksai geras jausmas, kai tu gali, būdamas menkų žmogumi, palyginus su gerbiamais svečiais, kur tenai kalba, vadovų lygyje, politikų lygyje, kur, sutikime, mes ne kiekvienas galim nueiti ir sakyti, gerbiamas politikė, kodėl čia man dabar taip yra, kaip man nepatinka. Aš galiu daryti kažką pats, prijungti savo draugą, prijungti savo kaimyną ir turėti kažkokį tai bendrą gerą rezultatą. Štai tiek norėjau jums pasakyti. Dabar paklausime. O ką turėtume daryti pirmadienį? Aš ten turėjau tokią nuorodą, jeigu jūs tiesiog įsivesite skaitminis legionas _ narystė, užpildot anketą, ją gauna atsakingi asmenys, anketa yra suvedama į sistemą, jeigu įvesite, jūs privalote įvesti savo teisingą pašto adresą, gausite pažymėjimą ir jau turbūt iškart po naujų metų bus pirmieji sutikimai šičia, tai yra ne šitose patalpose, bet pavadinkime universiteto teritorijoje, kaip jūs galėsite atsimti savo pažymėjimą ir sužinoti mokymosi programą ir gauti žinias. Kas gali dalyvauti? Pilnametis. Tai ką, ačiū jums visiems ir geros popietės. Norėjau paklausti, kas girdėjo apie Užupį? Kelkite rankas. O kas girdėjo apie saugią kaiminystę Užupio šerifą? Arba Užupio šerifą? Okay. Truputį papasakosiu. Tai nuo pradžios, iš kur atsirado ta idėja pradėti iš apačios vykdyti saugios kaiminystės programą, kai visi ponai kalbėjo apie policijos dalyvavimą, tarnybų dalyvavimą, tai mes pamatę, tiesa ne Lietuvoje, bet Anglijoje, programas, kai žmonės pradeda dalyvauti iš apačios, jie patys. Ir tada efektas yra gigantiškas. Kaip pavyzdys, teko 3 metus gyventi Belfaste, prieš tai Londone 10 metų, bet įdomiausias pavyzdys buvo Belfaste, atvažiavus į Šiaurinės Airijos sostinę, kur didžiausias turbūt nusikaltimų, keistų nusikaltimų surištų su terorizmu kiekis turbūt Europoje. Ir prisistačius bendruomeniai, kurie priėmė per 3,5 metų nebuvo nei vieno incidento. Man tiesiog paaiškino, kaip reikia gyventi, ką reikia daryti, kaip bendrauti su bendruomenė ir būsi saugesnis negu bet kurioje vietoje. Išvažiavau, tiesa, ten palikom su šeima namą, reiškia, 3 metus ar 4 jis buvo paliktas negyvenamas ir skambina kažkas tai iš kaimynų. Sako, kad jūsų namą įsilaužė kažkas. Tai. Ką, mes netvažiuosim, nes jau Vilniuje gyvenam. Įsilaužė, tai įsilaužė, ką padarysi. Dar po 2 metų atvažiuojame, po 5 metų nebuvimo tame name. Žiūrim, išvalytas, vidų išvalytas, langai, kurie buvo išdaužti, užkalti ir visiškai švarus, saugus, per 5 metus išlikęs namas. Ir tai buvo didžiausias nustebimas, kai kaimynai pamatė, kad kažkas tai įsilaužė, sutvarkė patys ir uždengė ir užkalė duris, kad niekas daugiau neįsilaužtų. Ir taip eilę metų stovėjo. O patirtis Lietuvoje buvo kitokia. Atvažiavom 1 metus, įsikėlėm į Užupį, pradėjom remontuotis, apvogė visus instrumentus sekančią savaitę. Okay, pranešėm policijai, nusipirkom naujus instrumentus, remontuojam, 2 kartą apvogė. Ir taip 2 mėnesių bėgyje 3 apiplėšimai. Nuėjo policija ir sakom, ar galit ką nors padaryti?
Sako, galim kiek darom. Ir nusprendėm tada arba būti vienoj pusėj, arba kitoj pusėj, ta prasme, ar toj pusėj, kur yra kažką tai bandai daryti, arba toj pusėj, kur nedarai ir tave drožia. Nusprendėm, kad kažką tai pabandysim padaryti. Ir nuo to gimė idėja apie saugios kaiminystės programą, kuri kilo ne iš viršaus, kaip daugelį atvejų, ne iš policijos, o grinai iš bendruomenės, iš žmonių, kurie jautėsi nuskriausti, nelabai saugus. Ir pirmas žingsnis, kurį darėm, nes mes iš principo visi yra iš tyrimų pasaulio, iš mokslo, iš IT pasaulio, pasidarėm tyrimą, o kasgi yra ta saugi kaiminystė. Ir saugi kaiminystė pasirodo yra ne kameros, ne techninės priemonės, o žmonės ir santykiai su jais. Santykiai su jais ir jų tarpusavio požiūris vienas į kitą. Ir kas svarbiausia, požiūris ne vien tik tai vienas į kitą, bet ir šalia stovinčius pareigūnus. Ir pareigūnų požiūris į mus. Ir pradėję tai tyrinėti, padarėm sekantį žingsnį. O kaipgi galima pakeisti tą požiūrį? Nepristatyti kamerų, o pakeisti tą požiūrį, ką mes turim daryti. Ir tada atėjo į pagalbą iš Vilniaus universiteto psichologai, sociologai, sako, tiesiog pradėkit dalyvauti ir kurti bendrystę. Ir mes pasidarė šiokį tokį tyrimėlį. Prieš pradėdami programą pabandėm suprasti, kokios yra grupės aplinkui mus. Ir gavosi, kad praktiškai 4 grupės. Tai yra mentai, stukačiai, bachūrai ir bachūro aukos. Tai mes buvom tie bachūro aukos. Ir galvojom, kad kaipgi tas 3 grupės sujungti tarpusavėje, kad jie vienas kitą suprastų ir padėtų, nors ir 3 grupės, jau nekalbant apie bachūrus. Ir oficialiai pareiškim, mes norim bendrauti su policija, nuėjome į policiją, pasirašėm sutartį ir kaip nekeista, iš aplinkinių draugų, su kuriais sportavom prieš daug metų, kurie tapo dalis bachūrų, skambina, tai ką tu stukačius? Sakau, geras klausimas. Su mentais dirbi, aš sakau, visų pirma, aš nestukačius, aš rūpinusi savo vaikais ir savo vieta, savo gatve, o visų pirma, tai ne mentai, o tai yra pareigūnai ir tai yra žmonės, kurie suteikia man saugumo paslaugą. Kokia 2-3 savaitės buvo pauzė, dalis pažįstamų keistai žiūrėjo į mus, ką padarysi, pasirinkimą padarėm, nuėjom toliau. Tam, kad visą tai mes išviešintume ir parodytume, kad mes kitokie. Ir mūsų tarpe nėra nei mentų, nei stukačių. Tai yra žmonės, kurie bando kartu gyventi. Parekomenduoti mokslininkų ir patyrusių žmonių, sako, reikia suorganizuoti susitikimus tarp žmonių, kad žmogiškam lygiai vienas kitą pažintų. Ir kad tai nėra Učiskovas, tai yra Petras Ivanauskas. Ir kad aš jį pažįstu ir žino, ką jis iš manęs nori, ko aš iš jo noriu. Pradėjom organizuoti susitikimus, šventės, kuriuose dalyvauja ir pareigūnai, ir bendruomenė, ir net tie patys bachūrai, kurie ir tie patys aukos. Ir vienas kitą pažinti. Aišku, buvo labai sunku sukviesti iš gatvės tos piktus vyrukus ir sakyti, va, mes nauji rajone, einam prie vieno stalo, pavalgysim, išgersim, bet tai įvyko. Pagrindinė žinutė, kurią mes bandėm iškomunikuoti, tai kad nepriklausomai kokiam tu statuse, ar tu vienas, ar kitas, ar net ir politikas, tu esi vienas iš mūsų ir kad saugi kaiminystė tai yra bendras reikalas. Kad mes turim tai daryti kartu ir nepriklausomai nuo tavo statuso, tu turi gerbti vienas kitą ir toleruoti. Ir pasitarę su pareigūnais ir su patyrusiais žmonėms išaiškėjo, kad gatvės ir kur vyksta tas pats nusikaltimas, ausis, akis yra vaikai ir bomžai. Nes jie visą laiką gatvėje. Jie visą laiką žiūri, kurioje vietoj
kas padėta, kur kas parduoda, kur kas perka, kur vykdo kažkokią tai veiklą, tai yra ausis ir akis, bet jie nenori su mumis kalbėti. O kita dalis, galvos, tai yra politikai, kurie visą tai mato, bet skirtingai daro. Ir sugalvojom visą eilę renginių, kur mentas, tai ne mentas, o pareigūnas, bomžas, tai ne bomžas, o tiesiog kitaip gyvenantis žmogus, kuris vertas pagarbos ir bendravimo, ir pradėjom kurti savo visą ekosistemą, savo identitetą ir savo net ritualus, savo simbolius. Buvo sukurtas Užupio saugios kaimynystės programos simbolis, kuris komunikuoja visai kitas vertybės. Jeigu matot Užupio ranka, tai yra jungianti prasme, tai yra vaikai, šuniukai, senukai, seneliai, tai kad saugi kaiminystė tai nėra policininko arba pareigūno darbas, nėra mūsų kaip vadovo, tai yra kiekvieno dalis, kad jis kiekvienas savo vietoje užtikrina tam tikrą funkciją ir kad kiekvienas turi tame dalyvauti. Prasidėjo komunikacija visose lygiuose, kad net įprastinis policininkas, kuris važinėdavo pas mus po mikrorajoną, susijungė su bendruomenės įsigytų šerifo mobilių, nežinau, teko jį matyti ar ne, tai yra senovinis sportinis automobilis, su kuriuo kartu su pareigūnų važinėjom po rajoną ir parodėm, kad pareigūnas tai ne vien tik tai tas, kuris kazilokas atvažiuoja susime, o kad pareigūnas su savo yra žmogus, kuris vienas iš mūsų ir kuris įdomus ne vien tik tai kaip pareigūnas, bet kaip žmogus ir kaip savo požiūris. Kad svarbiausia, kad galvoje kiekvienam dalyviui pasikeistų nuostata, psichologinė, socialinė nuostata, po to jau prasidės techninės priemonės. Tas nuostatų pasikeitimas vyksta kaip virusas. Daugelis girdėjo apie socialinius virusus. Iš vienos iš mūsų bendruomenių mes sukūrėm tokį žemėlapį arba topologiją. Taip atrodo mūsų bendruomenė. Ar suprantate apie ką kalba? Čia yra žmonių tinklas sujungtas per tam tikrus kertinius arba tai vadinamus tipping point personalities. Tai yra per žmonės, per ką vyksta komunikacija į savo tinklą. Ir norint juos surasti ir juos aktyvuoti, reikia išsitirti santykius ir priklausomybės tarpusavę. Mes padarėm tam tikrą tyrimą, kuris parodė mūsų klasterio čia infrastruktūrą nupiešta ir išaiškėjo, kad ta komunikacija vyksta ne šiaip ir tas virusas sklinda saugios kaiminystės arba bendravimo, o sklinda pagal tam tikrus dėsnius. Ir vienas iš tų dėsnių sako, kad reikia pradžiai surasti tas asmenybės, kurios gimė ar jaučia ar žino, kad jų pareiga dalyvauti platintų idėjas arba tuo transmitorium. Pati komunikacija per tinklą turi būti ne taip, kaip mes visą laiką galvojam daroma paskaitų formai, tiksliau ne vien tokia forma paskaitų, tai turi turėti kelias savybės. Tai turi išsiskirti tie žmonės ir ta idėja iš bendros minios, kad būtų matomi, turi turėti asmeninę prasmę. Istorija, kuri paliečia kiekvieną ir artima kiekvienam, o ne bendrai kažkokiam tai žmogui ar neturinčiam veido, neturinčiam vardo pavardės. Tai būtinai turi turėti emocinį krūvį. Aišku, turi būti viešai prieinama ir matoma. O taip pat turėti, aišku, praktinę naudą. Ir visa tai turi būti pateikta per istorijas. Per istorijas, žmonių, įvykių istorijas, o ne fragmentas, o tai turi būti sekas, tam tikras scenarijus. Ir kaip mes darėm,
Norėčiau parodyti porą filmukų, kaip mes tai darėm. Sveiki visi atvykę į turgų. Gero jums vakaro. Dėl ko susirinkom tiesiog dėl pono Algio. Algis ryžosi papiktinimo akcijai. Viskas tarytum, apsivertė, galim sakyti, aukštyn kojų. Gal dar kad nors nusišypsos tokia didelė laimė. O Algis tai buvo bomžas. Tai buvo, mes paėmėm, apvažiavom mikrorajoną, išrinkom tokį, bomžas tai gal jis nežeidžiantis, bet labai sunkiai gyvenantis žmogus. Ir visas pradedant nuo kvapo, baigiant išvaizdos ir elgesio ir gyvenimo būdo, tai buvo žemiausiam lygyje įprasta nuostata gyvenantis pilietis Užupyje. Ir jį pasiėmėm ir iš bendruomenės narių surinkom jam rūbus, geriausi dizaineriai padarė stilių iš to, geriausi fotografai padarė, jo nufotografavo, pasirodo, kad žmonių žurnale jis tapo vienas iš puslapis jam buvo skirtas žmonių žurnale ir visa bendruomenė suprato, kad jis nėra bomžas, jis yra žmogus, o bomžas suprato, kad tai mes visi, kurie kitaip gyvenam, yra tokie patys kolegos ir žmonės ir kad iš mūsų vogti, mūsų naikinti ar būti dalimi visos tos nesaugios aplinkos yra nelabai gerai, nes tai yra tokie pat žmonės kaip ir mes. Nes iki to jis žiūrėdavo,
va, jis geriau gyvena arba kitaip gyvena, tada išbombinsim jo sandėliukus, pavogsim jų daiktus arba ten kažkokius kitus blogus dalykus padarysim. O ta žinutė nusklydo, kad mes žiūrim į kitokius žmonės, kitaip gyvenančius, taip pat kaip ir į save. Ir tiek pat skiriam jam pagarbos. Ir tai grįžo mums. Ir tai grįžo mums begalės informacijos, nes tie žmonės, kurie gyvena gatvėje, jie viską mato, viską girdi, nes tai jų išgyvenimo šaltinis. Ir tai jie pradėjo kooperuoti su mumis, mes pradėjom kooperuoti su pareigūnais ir įvyko visa eilė projektų, kurie padėjo ir su narkotikų platinimu, ir su visais kitais dalykais spręsti problemas. Jų visų niekas neišsprendė, bet svarbiausia, mes išsprendėm klausimą, kad atsirado pavyzdys, kad žmogaus mąstymė ir požiūrė vienas į kitą, mes visi nusileidom į vieną lygį. Kad mes vienas kitą gerbiam, galim vienas kitam padėti ir mes tai parodėm fiziniais darbais. Atėjo kitas klausimas. Dar vieną filmuką noriu parodyti, kaip mes pabandėm iškomunikuoti euro parlamentarams, kurie atvažiavo į Vilnių, kur mes susitikom su jais, su politikais, pradėjom kalbėti apie saugią kaiminystę, kaip čia buvo klausimas, kaip užveiksminti juos, kad jie atkreiptų mūsų dėmesį. Susitikom su jais ir jie sako, jo, strategijas rodė mums labai gražias, tolimas, bet realiai ne visada tai atitikdavo. Ir mes pasikvietėm apie 40 europarlamentarų iš skirtingų šalių į Užupio turgų. Pasikvietėm, sako, susitikęs su mumis. Ir pabetraukim. Sako, gerai. Jie susitiko ir padarėm vieną surprizą. Kaip sako, kad vienas kitą supranta, tai susidainavę žmonės. Tai mes pabandėm pastatyti Turgaus operą. Turgaus operą ir parodyti, kad tie patys paprasčiausi žmonės, kai kurie vadina runkeliais, kiti vadina ten kaimiečiais, ar ten kažkokie, tai yra tokie pat žmonės kaip ir mes, kad tie patys miestiečiai yra iš tos pačios gatvės ir tie patys europarlamentarai gali vienas kitą suprasti ir turėti bendrą džiaugsmą ir susijungti informacijos darbų pasikeitime, kas po to, kaip nekeista, davė rezultatą ir vieną iš projektų europinį finansavimą. Tai dar vieną filmuką norėčiau parodyti apie tą vadinamą Turgaus operą. How you guys feel?
feeling today? I'm going to take a stand on the barrel of communication. Who's feeling good tonight? Who's feeling good this morning? Let me hear you guys give me a rhythm, huh? We're in Ujapis, okay? So let's go. Massive, ballistic, no, passive, linguistic, multitask, get your gift, think fast, and give a bit, turn, someone to live. Yo, holler, flip it, content, holler, no shit, I never saw the right shit I said. Flows are flying along, Joe's like Whitehead, foes in my attack, foes in Tiger Man, foes like pies, like pros, after pies, like pros, get time from the back, they'll get higher. Ujapis, do you get higher? Higher! 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 Ujapis! Ujapis! He said, Ujapis! Thank you! And the next person can stand on the rope. Idėja buvo, kad atidaryti tos bendravimo kanalus ir požiūrį vienas į kitą, nepriklausomai ar tai grafičio meistras ir reperis, kur įvaizdis yra kaip bad guy, ar tai europarlamentaras, ar tai runkelis, kaip pas mus vadina, kad jie bandys susidainuoti ir vienas kitą išgirsti. Ir tas pratimas mums labai patiko ir jau kelis metus kelia džiaugsmas jį peržiūrėti ir kaip nekeista, kelis kartus tenka vis nueiti į Seimą ir ten vienus ar kitus klausimus aptarti su seimūnais, tai kolegos mus pristato, o čia ten, sakysim, Vytas Ratkevičius, kas? Ai, šerifas, o, visi ten su lubomais, viskas gerai. Tasme, idėja tokia, kad reikia bandyti surasti savo kelius, atidaryti galvas ir širdis šalia esančiam. Ar tai būtų bomžas, ar tai būtų politikas, ar tai būtų reperis, ar tai būtų runkelis, visi jie žmonės ir mūsų saugumas priklauso nuo mūsų atsidarimo ir supratimo, kaip bendrauti. Ir tolerancija vienas kitam, ir supratimas, ko vienas nori ir kaip gali dirbti kartu. Tai neišsprendžia visų problemų, bet tai pradžia pradėti bendrauti, kurti saugesnę aplinką. Taip mes pradėjom kurti saugią kaiminystę Užupyje. Tai klausimų? Turbūt kokie 4 metai. Aš noriu paklausti, ar prisidėjo kažko prie jūsų saugios kaiminystės įkūrimo, ar tai veiklos mėgas, nes jis gyvena? Ne. Jis aktyviai dalyvauja šiuo metu? Visai. Ne. Visai nedalyvauja. Ir viskas, kas buvo daroma saugia kaiminystė, yra finansuota mūsų pačių, arba surinktų, nebuvo jokio valstybinio finansavimo. Žinau, prisidėjo nemažai policija. Bet irgi reikėjo laiko, pakol mes vienas kitą supratom. Nes pirmą kartą, kai aš atėjau į policijos departamentą, į centrinį, iš kur jūs? Iš Užupio. Tai ten menininkai su šitais, su ilgais megztiniais laksto prisigėrė. Nu, panašau tokia retorika. Antrą kartą jam norim pradėti dirbti kartu. Sakau, gerai, tai jūs nors įsiregistruokit juridinį vienetą. Trečią kartą atėjom su juridiniu vienetu ir visuose lygiuose pasirašėm sutartį ir bendradarbiavimo, bet tai užėmė pusę metų. Ir bandymo leisti suprasti, kas mes tokie ir suprasti, kas aplinkui tokie žmonės, ko jie nori, kaip jie žiūri. Ir tai atvėrė santykius. Nu, dabar jau 3 metai nebuvo jokio incidento, tai tada buvo per pusmetį 3. Sakykite, kaip dažnai jūs renkatės, kiek jūsų ten yra grupiai, negrupiai, tų asmenų? Ar renkatės kažkaip, ar kviečiatės policijos pareigūnus, ar policija kviečiasi jūs, tas pats bendradarbiavimo mechanizmas? Jo, pagrindinių tų iniciatorių yra 5, o yra skirtingose rolėse. Vieni dalyvauja kaip strategijų kūrėjai, kiti dalyvauja kaip pasyvūs stebėtojai, klausytojai, treti dalyvauja kaip savanoriai, kurie vykdo tam tikrus etapinius darbus. Pavyzdžiui, kaip nekeista, net ir Marčius tapo vienas iš savanorių ir tą šerifo automobilį dabar bando, panaudodamas paskutinės technologijas, 3D printerius, bando atnaujinti ir restauruoti. Kiekvienas suranda savo rolę ir mes nereikalaujam iš jo kažkokio tai tos rolės ir tos veiklos, kurį nenatūralyje. Tiesiog reikia leisti žmonėms pasirinkti savo vietas ir savo kažkokią tai erdvę. Atsakant jūsų klausimą, su kai kuriais pareigūnais bendraujam 1-2 kartus į savaitę. Tiesiog atsirado draugystė, bet ne su visais.
Susiradom savo žmonės, kurie skirtingose organizacijose, pradedant nuo narkotikų prevencijos, baigiant kitose, kurie supranta mus ir mes juos suprantam, nes ne visi toleruoja tas pačias vertybės ir nėra pasiruošę tiem santykiam. Tai todėl yra dalis žmonių, su kuriais bendravom, jau tapome kaip draugais, su kai kuriais labai formaliuose santykiuose. Atsakymą dėl mero, meras nieko nepadeda. Daugelis iš karto asocijuoja Užupį su Zuoku, bet... Ar jis tai nenori, ar jūs nekviečiat? Ar jis ignoruoja? Ar jis ignoruoja? Jis neignoruoja, tiesiog buvo pačioj pradžioje, kai pradėjom tos saugios kaimynystės programą, Artūras pasiūlė unikalią galimybę išstatyti, atiduoti savo apsaugos sistemą, nes jo namas ir aplinka yra saugoma ir kameromis, ir savo atiduoti mums naudotis ir prijungti visas aplinkinės kameras. Ir mes iš pradžių labai apsidžiaugiam, net pasiūlė automobilį skirti tam, bet automobilį tokį patrulinį, bet po to pradėjom galvoti, ar mūsų identitetas, mūsų bendruomenė ir mūsų vertybės atitinka tokį modelį. Ar mūsų kaip Užupio bendruomenės vertybės atitinka kamerų dauginimą. Ar mūsų vertybės atitinka tokio jėgos pozicijos automobilio patruliavimą. Ir nuėjom kitų kelių. Nusipirkom tą tokį senovinį automobilį, kuris yra daugiau linksmas negu agresyvus. Ir kad ta saugi kaimynystė taptų pradžiai šypsena, o po to atsirastų bendravimas, už tos bendravimo bendri projektai ir bendros veiklos. Mes nuėjom kitų kelių. Aišku, mes gal nemažai praradom, kad nenaudojam galimybės kaimyno Artūro, bet šiuo atveju galvojam, kad mes einam savo keliu. Gal iš jūsų nuomonės norėčiau paklausti tokį klausimą, gal šiuo atveju gal ne visiškai jūsų kompetencijai būtų, bet pagal policijos veiklos įstatymą policijos pareigūnai visus žmonės kaip ir vienodai turi užtikrinti, saugoti, gerbti, padėti ir taip toliau. Šiuo atveju, kai pareigūnai pasirašo sutartį su saugia kaimynystė arba įsikuria saugia kaimynystė, jie gaunasi kaip įsipareigoja skirti kažkokį didesnį dėmesį ar tai kažkokias pastangas. Šiaip, jeigu žiūrėti iš teisinės pusės, tai jeigu yra kažkoks išskirtinumas, tai kaip ir turėtų būti jau automatiškai sutartį papildymi įkainiai. Nes gaunasi tai, kad policija daro daugiau su kažkuo negu su visais, nors visi yra mokesčių mokėtojai. Ir noriu paklausti jūsų nuomonės, kur turėtų būti ta riba, kur prasideda kaip ir bendras tikslas ir visai, ir kur prasideda jau tas išskirtinumas ir papildomas policijos dėmesys. Labai geras klausimas. Mes iš principo nereikalavom papildomo policijos dėmesio. Atsiprašau, aš perduosiu, bet kaip ir Laura kalbėjo pradžioje, kad visi kaip ir žmonės ir visi kaip ir nusprendė, kad policijos pareigūnai kaip ir turi vežti didžiumą tą organizavimą, paskui... Visai ne taip. Mes galvojam visai kitaip. Kaip minėjau, mes pradėjome iniciatyvą iš apačios į viršų ir mums dėmesys ar tas išskirtinumas iš pareigūnų yra ne specialus dėmesys, o mūsų atliktas darbas. Mes surenkam informaciją, surenkam kai kuriais atvejus įkalčius, pavyzdžiui, iš bomžų gaunam arba iš vaikų tokį kiekį subtilios informacijos, kur niekas net neįsivaizduoja, kiek jie žino. Reiklų esant, kai kada tiesiog atneša vardus, pavardės, valandas, kada kas atvažiuoja, kur mes net neprašom. Tiesiog jie jau jaučia, kad dalis sistemos ir mes neprašom papildomą dėmesio iš pareigūnų. Mes tiesiog parengiam žymiai kokybiškiau tam informaciją. Jie mums dar gal ir mažiau skiria dėmesį, nes pas mus žymiai geriau paruošta medžiaga. Nes aktyvių žmonių grupė turi mokymus, kaip fiksuoti įvykį, kaip jį perduoti, kaip nesugriauti, neįsivelti į įvykio dramatinės situacijas, o būti nuošaliai stebėtojų ir priimti teisingus sprendimus. Tai atsakant į jūsų klausimą, iš pareigūnų mes nereikalaujam dėmesio. Mes tiesiog patys padarom žymiai daugiau negu paprastas stebėtojas. Ir čia vienintelis kelias yra, kad eitų, mano nuomonė, kad iniciatyva eitų iš apačios ir susijungti per vidurį. Pareigūnai iš savo varpinės, mes iš savo, paruošdami medžiagą, profesionaliai žinant kaip, informaciją ir pareigūnai suranda sprendimo būdus.
paskutinis klausimas, o tą bomžą, kurį perrinkit, kaip jūs dabar nusirinkė, ar pakeitė gyvenimo stilių? Jo, todėl, kad šitas filmukas yra įdomus ir man jis dažnai naudoju. Istorija labai, labai netikėta. Jis dingo iš Užupio po viso to renginio. Reiškia, po kokių gal metų sutinku, jis vėl ateina į Užupį, reikėjo turgelį šiek tiek paremontuoti turgelį tam tą platformą, kur pardavinėja, sako, nu ir gelį tu jau starą družbę, žinai, už 5 litus, nes mes bomžas duodam ir darbą, nesikviečiam paprastam darbam. Įmonė tiesiog duodam bomžas darbų, padarai, va, ir gauni savo duomenį 5 litus į valandą. Nu, 5 litus žiūriu, jis taip, nu, sako, gelį, 10 litų greitai reikia. Sako, sorry, atsiprašau. Pasirodo, po tos laidos, nes čia buvo nemažai laidų televizijos su juo, ir jis pakliuvo į tą žmonių žurnalą. Jo žmona, kuri paliko jį ir vaikai, išvažiavę į Angliją, pamatė, kad, wow, jis tapo žmogum, kaip nekeista primityvu, bet tapo žmogum, pradėjo su juo vėl bendrauti ir jis dabar daro kopijas paveikslų, nes buvo pasirodo estetikos mokytojas. Siunčia jam į šeimą daryti kopijas paveikslų kažkokiu tai, reiškia, perpešinėt ir jis gauna po 500 svarų per savaitę. Tai pasirodo, jis gauna daugiau negu mes. Tai va, čia istorija, tai čia toks ar sutapimas, ar nežinau, kaip, bet toks stebuklingas apsivertimas, tik tai nuo impulso, kad jis yra toks pat kaip mes. Ir jis atsiskleidė, ir jo aplinka atsiskleidė. Gavo dėmesio ir jis atsiskleidė. Ir kaip žmonės sako, o vaikams reikia dėmesio, ir jis atsiskleidė. Pas jį buvo grūdas tas, kuris turėjo, išaugo į kažkokią tai nuostabią situaciją. Aš manau, mes galim vienas kitam duoti tą kreditą ir mūsų aplinka bus žymiai saugesnė ir jausimės visai kitaip. Dar klausimų? Ačiū dėmesį.